trumpas 40 minučių video apie ChatGPT. Hei, sveiki, čia Ramūnas. Susilaukiu daug klausimų apie kaip iš vis nuo ko pradėti su AI. Tai dabar parodysiu, kaip viskas su ChatGPT pradėti. Dabar sekantis žingsnis bus, kai suprasite, kokios yra galimybės, po to mokymuose, kur bus už 9 eurus mokymai, šito juodo penktadienio pasiūlymas. Parodysim, grinai pradėsim sudėlioti jums, kaip visą tai pradėti naudoti jums, kokie įrankiai yra, kokios yra galimybės, kad jūs galėtumėte išnaudoti. Čia, ką parodysiu dabar, tai yra ChatGPT galimybės, nemokamos ir mokamos versijos, kaip paveikslėlius pačius sugeneruoti, ir nuo ko pradėsim, parodysiu, kaip paprasčiausias būdas postinti Facebooką, kaip postinti į YouTube'ą, kaip postinti, netgi automatizuoti komentarų rašymą, kaip sugeneruoti idėjas, kad iš karto galėtų, pavyzdžiui, blogo postus ir netgi kaip nuotraukas sugeneruoti. Taigi, pradedam žiūrėti. Šokoladiniai tortai Vilniuje, ne? Pabandome taip. Jo, parašome šokoladiniai tortai Vilniuje ir pažiūrėsim, ką išmes. Ir įsivaizduokite, jeigu ką galima padaryti, tas automatizavimas ir yra, kad čia ChatGPT generuoja. Tai yra sukurta, kad šita idėja būtų paimama iš šito dokumento, tada ChatGPT paverčia, tada ChatGPT įdeda atgal, tiksliau paimama iš ChatGPT ir įdedama atgal čia į blog turinį, Instagramo tekstą, YouTube aprašymą ir tada taip pat sugeneruoja per tą dalį failą. Dabar šitas visas generavimas iš tikrųjų yra labai pigus. Sakyčiau, galim pažiūrėti, aš nieko čia nedarau, beje, viskas čia yra automatiškai sugeneruota. Tai čia tik tai biškai iššoko dabar. Jo, dabar turėtų čia tekstas atsirasti. Ir Instagramo tekstas, YouTube'o tekstas ir taip pat turėtų atsirasti paveikslėlis. Rankos mano nejuda. Čia turėtų atsirasti paveikslėlis, kuris sugeneruotas būtent ką aš įrašiau. Ir mato, čia yra sugeneruota dabar, čia su ta pačia daly, sugeneruotas paveikslėlis, viskas. Aš įrašiau tik tai idėją, šokoladiniai tortai Vilniuje, blog turinys, Instagram tekstas, YouTube aprašymas, failas, viskas. Tik tai taip, žodžiu, ir visą šitą automatizavimą mes rodome tuose mokymuose yra, kur automatizavimas, kaip jisai vyksta, kaip sudedamas netgi toksai failas, kaip automatinis aprašymas, kaip dėjimas automatinis gali. Ir tikrai, pažiūrėkit, nuotrauka tikrai yra kokybiška, aš jeigu netgi paimčiau, atsidaryčiau tą visą failą čia ir paimčiau, pabandykime taip. Čia. Štai paveikslėlis. Čia yra sugeneruotas su daly. Dabar klausimas turbūt bus, aišku, kiek kainuoja tai. Galima automatizuoti ir mes parodysim iš tose mokymuose tiek AI starteris, tiek netgi tam pačiam AI žaliems, AI starteris, tam pilnam pakete, kur buvo 297, 397, 497, visą tai parodome ir sudėliojame. Bet šičia dabar parodysiu jums visą tą esmę, kas yra susijęs su ChatGPT, su kūrimu jų informacijos ir visą tai pamatysite netrukus, kaip juo naudotis. Taip, sveiki visi. Dabar aš noriu jums parodyti viską, tiesiog tai, ką mes kalbėjome su klientais. Ir čia matote, aš neupgrade'inęs dabar 4. Beje, include dalį tai yra galima ir pagaliau ir su paveikslėlis. Tai aš dabar apnaujinsiu, dabar prieš tai nemokamą versiją parodysiu, o po to parodysiu, kas mokama versija yra, apie ką dar šnekėsim ir ką parodysiu. Okay? Tai dabar daugelis iš jūsų man čia klausėte apie tokį dalyką svarbu. Tai yra, Ramūnai, žodžiu, aš nežinau, nuo ko pradėti, nežinau, ką aš pasimetęs esu, turiu daug klausimų. Ne? Tai pavyzdžiui, dabar paimkime, paprastai čia dabar atjungęs tą netgi AI PRM, kad nebūtų čia, kad viskas tiesiog būtų, kaip yra ChatGPT. Tai pradėkime nuo pat pradžių, galbūt atsakykime į kelis klausimus gerai. Ką daryti, jeigu aš kažko nežinau? Ne? Okay. Tai dabar paprastas toksai pasakymas, nes viską ir ką reikia suprasti. Šitie visi čia, kur tie yra chatai, kambariai,
jie yra, ir dabar aš naują šitą sukūriau, jie yra kaip, įsivaizduokime, ir aš siūlyčiau visiems pažiūrėti tokį filmą, jeigu nematėte, Chappie. Chappie yra filmas apie tai, kad būtent sukūrė vienas toksai ten Pietų Amerikoje, čia buvo su Hugh Jackmanu. Ir taip pat Chappie buvo tas, kad kažkoks ten iš laboratorijos paėmė artificial irgi tą dirbtinį intelektą, įkišo, žodžiu, į tokį robotą, bet jisai buvo ne taip, kad paklusnus visiems, ir toliau jisai buvo žalias visiškai. Ir tas, kad vos ne jisai, žodžiu, ten jį rado arba pagavo jį ir rado tokie gaujoj esantys žmonės ir jį pradėjo treniruoti. Ir jisai po to pradėjo apsidėjęs visais kaip koksai ten Pietų Afrikos gangsteris, žodžiu, po to pradėjo vogti ir apvoginėti ir taip toliau. O čia tipo jo tas kūrėjas, kuris bandė jį tenai pamokyti ir suprato jo tą visą esmę. Tai čia yra svarbu, kad ir ta tokia idėja tokia būtent parodyti, kad kaip jisai kaip vaikas buvo iš pradžių, kad jisai nesuprato, nežinojo nieko. Šitas tipo gangsteris jį ten mokė su peiliu naudotis ir taip toliau, jisai toks kaip vaikas, taip prasme, sako jam ten, sako, žinai, čia tu nežudai, čia tiesiog, sako, tipo, tu užmigdai tą žmogų, žinai, ir tipo tas eina ir vos nedurė ten policininkus ir sako, eik miegot, ir žodžiu, kas esmė, kad tai yra kaip, čia filmas, aišku, bet čia yra kaip vaikas, kurį tu pradedi treniruoti, ir šitas kiekvienas chatas yra vaikas, kurį jisai žino daug labai ir moka, sugeba ir viską, bet jisai nesupranta, ko tu iš jo nori. Jisai galima tai ir yra, tas galbūt nėra jisai intelligent, nesupranta, neturi viso to suvokimo, ką tu iš jo nori daryti. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, esu vietoj, kur aš nežinau kas, pavyzdžiui, nežinau, ką toliau daryti. Na? Ir jisai suprantu, kad gali būti sunku, kai nežinai, ką turiu daryti, galbūt gali pasidalinti daugiau informacijos ir sako, galbūt gali pasidalinti daugiau informacijos apie tai, su kuo susiduri, kokie situaciją sprendi. Taip pat lengviau ir man suteikti pagalbą ir patarimą. Ir pavyzdžiui, kodėl žmonės būna pasimetę ir nežino, ką daryti, kai gauna informacijos. Žmonės gali būti pasimetę ir nežino, ką daryti dėl įvairių priežasčių. Štai keletas, per daug informacijos, nenumatytos situacijos, emocinės būklės, trūksta patirties, per didelis spaudimas. Iš mūsų atveju, pavyzdžiui, gyvename laikais, kai gausų informacijos gavę per daug skirtingų, kartais prieštaringų ir painių pranešimų, žmonės gali jaustis perkrauti ir taip toliau. Okay. Tai dabar, pavyzdžiui, aš nežinau, ką toliau daryti su AI, su dirbtiniu intelektu. Dirbtinis intelektas yra platus ir sparčiai augantis laukas, todėl gali būti įvairių galimybių priklausomai nuo to, kokia yra jūsų situacija ir interesai. Štai keletas galimybių moksi ir pasako, projektų kūrimas, verslo ir taip toliau. Dabar, pavyzdžiui, aš kalbėjau su kaip tik viena moterim ir jinai sakė, ar pavyzdžiui, aš nežinau, kaip ten, pavyzdžiui, gerai, aš talpinu produktus į Facebook grupės. Norėčiau šį procesą automatizuoti, kaip dirbtinis intelektas gali man padėti tai padaryti. Klaustukas, gali būti naudingas automatizuojant produktų talpinimo procesą į Facebook. Štai keletas būdų, kaip gali jums padėti. Automatinis aprašymo generavimas, vaizdų analizė, gali atlikti vaizdų analizę, identifikuodamas produktų tipus, automatinis kainų nustatymas, tvarkaraščių valdymas, automatinių įrašų publikavimas. Gerai. Gali būti apmokytas planuoti ir publikuoti įrašus Facebook grupėje, remintis jūsų nustatytų tvarkaraščių. Tai sumažintų būtinybę. Ok. Aš sakau, gerai. Papasakok plačiau, kaip tai padaryti. Ir duodu aš tą automatinis. Tokiais kaip Facebook gali būti API naudojimas socialinių tinkluose, dauguma platformų siūlo dar programuotojų sąsajas, kurias galite naudoti savo programai. Sako, dauguma platformų.
Tai Facebook taip pat turi, galima valdyti puslapius. Gerai. Kaip duok man žingsnius, kaip man automatizuoti turinio kėlimą į ne mano Facebook grupės, pavyzdžiui, nes jisai turbūt neduoda, nes tai yra veiksmas toks kaip turinio kėlimas į Facebook grupės, be jūsų tiesioginio dalyvavimo gali pažeisti Facebook taisykles, tai gali lemti jūsų paskyros užblokavimą ar kitų neigiamų pasiekmių. Taip pat reiktų, ir gaukite prieigą prie grupės ID, rašykite programą arba skriptą, planuokite ir sekti veiklą. Ar yra programos ir platformos, kurios padėtų tai padaryti be programavimo ir kūrimo. Taip, yra keli įrankiai ir platformos, kurios leidžia automatizuoti turinio kėlimą į socialinius tinklus. Jis sako, Hootsuite yra Buffer, kuris leidžia planuoti įrašų publikavimą įvairius socialinius tinklus, įskaitant Facebook, jų tiesiog įkelti turinį į sąsają ir nustatyti norimus publikavimo laikus, SocialBee, MeetEdger, Šie įrankiai dažnai turi draugišką vartotojų sąsają ir yra orientuoti į verslo savininkus arba socialinių tinklų vartotojus. Ir žodžiu, aš čia viską šitam pokalbėje, jeigu aš, pavyzdžiui, norėčiau, sakykime, produkto prašymus, tai man tada reikėtų kiekvieną produkto prašymą daryti šičia. Nes aš jau jį treniruoju ir šitoj vietoje jis ištreniruotas, ko aš iš jo noriu. Ir, pavyzdžiui, gerai, kaip automatizuoti turinio kėlimą į Facebook grupės. Gerai, čia duoda tos įrankius, MeetEdger, sukurkite paskyrą, prisijungkite prie savo Facebook apskyros, suteikite reikiamas leidimus įrankius naudoti jūsų grupėmis. Pridėkite savo grupę, sukurkite turinį, sudarykite tvarkaraštį, pasirinkite rezultatus, pridėkite papildomas funkcijas. Gerai. Ir žodžiu, dabar vėlgi galiu klausti dar kažką. Pavyzdžiui, kokie dar įrankiai leidžia talpinti turinį. Bufferis, vėl tą patį Hootsuite, Later, Social, CoSchedule, matot, vėl prideda ten Sprout, Zoho, Social, Postcron ir taip toliau, Dabar jeigu klausimas turbūt toksai, ar galima automatizuoti, talpinti turinį į ne savo Facebook grupės, nes yra irgi tam tikri yra sudėtingesnė, ne į savo Facebook grupės yra sudėtingesnė ir potencialiai pažinti Facebook taisyklės užduotis. Dauguma socialinių tinklų, įskaitant Facebook, taiko griežtas taisyklės, kad apsaugotų naudotojų privatumą. Jeigu automatiškai publikuoja turinį į grupės, kurios jums priklauso arba į kurias nesate priimtas, tai gali būti laikomas nepageidavimų veiksmų ir sukelti problemų su jūsų paskyra. Bet čia jeigu draudžia, tai gali įtraukti įvairius veiksmus, tokius kaip paskyros blokavimas. Tada svarbu pabrėžti, kad automatizuotas veiksmas, kad jis vykdomas be naudotojo sutikimo arba įsikišimo, gali pažeisti ne tik socialinių tinklų taisyklės, bet ir privatumą be etikos normas. Būtų geriausia kreiptis Facebook palaikymo tarnybą ir taip toliau. Ir sakykime gerai ten pavyzdžiui, kaip su Facebook API talpinti turinį į Facebook grupės. Ne mano. Ir ką reikia daryti, reikia išvien kalbėti. Ir netgi, čia, kaip žmogus, kaip aš atsakinėju į klausimus, taip ir jisai tau sudės netgi žingsnius, ką gaukite grupės ID, kurią norite publikuoti. Ir, sakykime, čia tik tai rodo, bet pavyzdžiui, sakykime, netgi tą patį, kaip gauti Facebook grupės ID. Aš įmetu tą, nes aš nežinau, ir jis sako, gerai,
Eikite į Facebook, prisijungite prie savo paskyros, darykite grupę, kurią norite naudoti, pažiūrėkite naršyklės adreso juostoje esantį URL, grupės ID yra pabaigoje po simboliu, ne, pavyzdžiui, jeigu yra, ir pavyzdžiui, jeigu aš nueičiau į, sakykime, kokią nors Facebooko grupę, pavyzdžiui, ten AI automatizavimo mokymus turiu, ne, sakykime, koks, aš nukopijuosiu, ne, koks yra Facebook grupės ID čia. Ir aš tą įpeistinu. Ir va, dėja aš, neturiu galimybės tiesiog naršyti, ne. Tai aš įdėjau, sako, tačiau jei turite prieigą prie šios grupės puslapio, jūs galite gauti grupės ID nurašydamas. Ir pavyzdžiui, jei grupės URL yra aš tokį ir įkėliau, ne 162, grupės ID yra toksai, ne. Tai vat, vien tik tai aš galiu netgi duoti tekstą ir aišku, jis ten, sakykime, neleidžia čia, nes jeigu jeigu tas pliusas, jeigu pažiūrėsim lietuviškai, pabandom lietuviškai išversti. Choose another language. Lithuanian, ne, translate, tai sakykime, atnaujinkite į plus, reiškia prieigą prie ChatGPT, mūsų galingiausio modulio, taip pat naršykite, kurkite ir naudokite GPT, reiškia, naršykės prieigą prie papildomų įrankių, tokių kaip dalė naršymas, tai yra naršymas puslapių svetainė, išplėstinė duomenų analizė ir taip toliau. Tai prieš tai aš dabar sustabdysiu ir užsakysiu už tą 20 eurų. Bet čia dabar, pavyzdžiui, viską, ką aš šnekėjau, ką aš žiūrėjau, ką aš sudėliojau, čia yra vienas tas chatas, kuriame aš toliau turėčiau, jeigu grįžtų, pavyzdžiui, ir čia matot, sakykime, aš visur Google Business SEO gairės, aš turėčiau šį čia toliau tą tęsti pokalbį. Ir taip kiekvienas mano pokalbis, šitas langas ar tas kambarys yra būtent apie tai, kas yra, jau aš treniruoju tą modulį, nes, pavyzdžiui, aš galiu sakyti, žiūrėk, štai mano informacija, ne, štai kas įdomu, štai kas svarbu yra man. Pavyzdžiui, arba ten mano postai, pavyzdžiui, jeigu aš turiu produktų kažkokius aprašymus, tai štai aprašymas 1, štai aprašymas 2, štai aprašymas 3. Dabar sukurk šitam naujam produktui aprašymą pagal tai pavyzdžius, kuriuos aš daviau. Ir kadangi jisai jau mokosi ir kadangi jisai išmokęs yra, tada jisai visą tai sudėlioja. Gerai, tai dabar aš stabdau biškutį ir einu susakysiu tą modelį, tai parodysiu, kas yra mokama, kodėl apsimoka būtų 20 mokėti eurų. Gerai, štai, mes jau dabar padariau tą modulį ir dabar, sakykime, jeigu aš noriu, yra limited 40 messages, 3 hours, žodžiu, čia yra 4 modulis, čia yra 3,5, ne? Ir pavyzdžiui, galiu aš tada gerai pasirenku 4 ir iš karto man atsiranda, čia yra žinutė, netgi šį čia nėra to laukelio, bet aš kai sumokėjau, iš karto atsiranda failus, pavyzdžiui, galiu įmesti, ne? Ir aš dabar, pavyzdžiui, netgi turiu, sakykime, kokį čia mes Espresso Villas, pavyzdžiui, ne, paimu kokį nors ten tekstą, įmetu ir sakau, summary, apie ką šis dokumentas. Ne, aš paspaudžiu, jisai skaito tą dokumentą ir jisai aš tik tai noriu pasakyti, kad sustok lietuviškai. Šis dokumentas pavadinimu yra Microsoft Word, tai yra failas, kadangi turinio prie vizualizacija man yra nepasiekiama, reikia daryti dokumentą, kad išsiaiškinti, apie ką norėtumėte, kad daryčiau ir pažiūrėti šį dokumentą. Taip. Ir tai gaunasi, kad aš su juo pradedu kalbėti kaip su žmogum. Jisai čia skaito. Ir jisai gali man, reiškia, dokumentą gali atnaudinti, ir jisai tavo duoda santrauką. Gerai, kiekviena vila yra identifikuota numerį ir pateikima, eurų, dokumente taip pat pateikima sąlygos, skaitant ir taip toliau. Gerai, surašyk man, kiek kainuoja kiekviena vila į lentelę. Aš įdėjau dokumentą ir aš paprašau jam, jisai analizuoja. Aš prašau dar kelis dalykus, dar apie ką mes po to šnekėsime, bet čia tik tai tam, kad tiesiog žinoti, kokios yra galimybės, jeigu kas kalbam apie 20 svarų, 20 eurų į mėnesį, ne? Tai gali būti dėl sudėtingo formato arba lentelės struktūros dokumente. Tai aš galbūt galėčiau nukopijuoti, daryti dokumentą, rankiniu būdu perskaityti kainas arba atsiųsti šitą informaciją kitų formatų, pavyzdžiui, kaip
paprastą tekstinį ar Excel failą. Okay? Tai va, šitas yra labai faina galimybė. Dabar, jeigu paimsime, kaip naudotis, palaukit dalį. Okay. Norint naudoti šio įrankio, jums reikia suteikti aiškių ir detalio aprašymą, tai ko aiškus aprašymas. Ir sustabdau, kur naudotis daliai. Gerai, eikite į OpenPT svetainę ir ieškokite dalį sekcijos. Tai gali padaryti tiesiog įvedę OpenPT į savo internetą. Okay. Tai mes žiūrim, dabar čia galim ieškoti, turbūt būt Explore. Va, ir šį čia matot yra Made OpenAI, yra šį čia dalį. Okay. Ir čia vat, pavyzdžiui, aš sakau gerai, tenai Vilkas ant Gedimino kalno su krepšinio kamoliu. Tiesiog taip uždedu. For description, let's create a visual, ne? Ir būtent čia yra naujas, čia tik tai mokama versija yra. Taip pat kitas dalykas, kas gali būti, tai pavyzdžiui, aš nueičiau kur nors lrytas lt ir man dabar, pavyzdžiui, grįžtų į man čia, matot, sukūrė šitą tokį, čia dalį. Galiu parsisiųsti, galiu dar kažko prašyti. Bet, pavyzdžiui, aš dabar noriu, gerai, ar gali naršyti tą puslapį, ne? Tai kokios naujienos iš Lietuvos šiandien skelbiamas šiame puslapyje. Na, pabandom Lietuvos rytas. Čia gali būti, kad dalį, tai jisai dabar tiesiog prašys, nes čia yra, gali būti, kad čatas biškutį čia bus. Kad dėl to, kad čia yra pikslėlių generavimas, tai pabandysime ne čia galbūt. Galim čia pabandyti, ne? Čia turbūt gerai. Taip, kokios naujienos šiandien skelbiamos šiame puslapyje. Ne, va, per Bingą eina, doing research with Bing, žodžiu eina. Čia šito, kiek supratau, neišmetė, nes tiesiog ne paveikslėlėmis generuojame. O čia kas buvo? Pirmas tekstas visiting Lietuvos rytas. Doing research with Bing. Ir kokią informaciją man pateiksi? Taip. Dabar dar yra keli dalykai ir mes po to vėliau apie juos kalbėsime. Dabar tiesiog parodau apie tai informaciją, bet vienas iš svarbiausių dalykų, kas bus su ChatGPT, tai yra, kad galima tuos vadinamus tokius kaip savo ChatGPT sukurti. Tai yra tam tikri ir asistentai ir su jais galima sudėlioti tam tikrus žingsnius, kur būtent darytų arba būtų jau jisai pripratintas, išmokytas būtent, ko tu iš jo nori. Tai aš dabar trumpai galbūt parodysiu, kaip tai atrodys, o po to mes lysim daugiau ir giliau, kad pavyzdžiui, jeigu norėtume sukurti ir kaip pritaikyti tos dalykus, galėsim pažiūrėti. Gerai, to mes čia pažiūrim, kaip tas Lietuvos rytas čia mums sekasi, ar nuskaitys ar nenuskaitys mums tą informaciją. Bet, žodžiu, šičia tas mokama versija gali vis dėlto eiti į puslapius, gali generuoti paveikslėlius. Paliekam gerai tada, kol jis čia tvarkosi. Dabar taip, toliau dar pažiūrėkime, ne? Pavyzdžiui, data analysis, drop in any file, reiškis vėl čia išsiverčiam į čia anglų kalbą, bet žodžiu, čia yra įmesti, pavyzdžiui, kažkokius tai failus, ne, kur vizualizuoja. Čia yra paruošti tiesiog, tai yra paruoštukai, game time, ten negotiator, ne, pavyzdžiui, kaip ten jau galima
tos negotiations daryti, dėrybas, ne? Gerai, pavyzdžiui, aš noriu paprašyti savo boso pakelti atlyginimą. Na, ir tai yra paruoštukai, kur jau yra šiek tiek ištreniruoti. Jeigu norite pasitarti, kaip geriau paprašyti didinti atlyginimą, pirmiausiai man reikia šiek tiek daugiau informacijos. Ne? Ir jisai būtent ieško ir prašo iš tavęs daugiau informacijos. Čia yra labai labai svarbu, kad matot, kaip jisai tau padės sudėlioti maždaug tuos visas idėjas. Dabar yra, pabandom čia tas čatas ar nuskaitė ar ne. Ne, matau, kad kažkodėl ne. Jisai nerodo kažkodėl tai. Gal mes tokį per didelį užduotį davėme. Taip, toliau, čia aišku visokių kitokių yra, Laundry Buddy, Sticker, žodžiu, sukurt Math, Mentor, matematikos mentors, ne, Let modify into something really wild, upload an image and let's go, žodžiu, padeda tos čia dalykus. Tai tiesiog paruoštukai. Bet taip pat yra tie Create GPT, kur yra jau, čia yra tas rezultatas, o čia yra I will help you build, žodžiu, aš tau padėsiu, vėl pabandome lietuvių kalbą, aš tau padėsiu sukurti tavo privatų GPT. Tai paimam, aš padėsiu jums sukurti naują GPT, galite pasakyti kažką panašaus, sukurkite kūrėją, kuris padėtų kurti naujų produktų vaizdinius elementus. Ne? Ir pavyzdžiui, aš galiu sakyti gerai, sukurkite kūrėją, ne? Aš sakau, sukurkite kūrėją, kuris nuskaitys čekius ir surašys mano išlaidas. Na, pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Ok. Ir jisai, žodžiu, jisai man duodas, čia yra tas, kaip sakyti, čia yra programavimas labiau, o čia yra rezultatas. Ne, ir jisai dabar kuria. Taip. Čia turbūt, man atrodo, taip reikia sakyti. Ok, jisai kuria tą GPT, čia yra šiaip konfiguravimas, kur yra ten vardą pasivadinti, tada apibūdinimas, žodžiu, kas čia apie tai, tada instrukcijose, ne, čia instrukcija būtent, ko tu nori iš jo. Ir čia vat yra įkelti failus, jeigu, pavyzdžiui, sakai, aš ten, sakykime, sukurk man failus įkelsiu, žinai, ir pavyzdžius mano ten produkto aprašymo, ne, čia sakysi, sukurk produkto aprašymą, kurį Facebook'o talpinsiu, tada, žinai, čia nusakai, kaip jisai elgtis turės, nes kai kiekvieną kartą įrašys, jisai tą visą jau žinos. Čia toks kaip yra aprašymas, ne, ir va čia yra tas daryk, Ok, čia kažkas atsitiko. Bet žodžiu, čia mes galime tos GPT, aš po to vėliau parodysiu, kaip juos sukurti, nes tai yra tokie pagalbininkai, kurie realiai tie GPT, tai yra kaip tavo jau čia GPT būtų asmeninis arba padarytas tam tikram tikslui. Ne? Dabar dar kitas dalykas yra čia GPT, kur atskiras lygiai panašiai, tai yra, kad mes turime asistentus. Būtent to čia GPT yra asistentai, kur ką asistentas, jeigu čia pažiūrėdame, yra chatai, taip, čia yra chatai, čia yra, kur ten visas tas nustatoma, čia kelintas modelis ir tada, žodžiu, ar kiek mes norime ten, nu, kaip čia sakoma, čia kaip gitarą kokią nors, ne, reguliuoti, kaip tą tekstą generuoja, ne. Bet yra asistentai, o asistentas yra toks dalykas, kuris irgi yra, sakykime, nori tam tikrą, pavyzdžiui, apvalyti duomenis, ne. Ir tu gali tą asistentą, ir matot, lygiai taip pat yra, kaip šitos yra, tos, kaip mes anksčiau kalbėjom apie GPT, tai čia labai panašiai yra, failus įdedi, kokios funkcionalumai yra, kad gali informaciją ištraukti ir aprašymas, žodžiu, koks yra tas asistentas. Tai yra, čia nereikia tos versijos mokamos, nes tai galima naudoti su 3.5, pavyzdžiui, GPT, ir čia padarai tą asistentą kaip kokį nors kaip užprogramuoja, ne? Tai mums reikia, pavyzdžiui, jeigu aš noriu tą informaciją produkto aprašymui, taip čia pavadinsiu
produkto aprašymo kūrėjas, lietuviškai nerašysiu. Ir tada čia, ką man reikia padaryti, tai yra, kad instrukcijos, žodžiu, mes sukursime, arba sukursi produkto aprašymus, ne, kuriuos mes dėsime į Facebook grupės žmonėms, kurie esą toje grupėje. Ne. Ten, sakykime, duosim failus, tai žinai, ten pateiktose failuose pavyzdžiai produktų aprašymų. Aš naudodamas juos parašyk pateiktam produktui aprašymus. Ne? Sakykime taip. Paimkime ir, sakykime, čia vat išsaugom. Tai čia yra mūsų asistentas dabar, kuris jau yra, ar pavyzdžiui dabar, sakykime, aš paimsiu ten koks nors, nu čia aišku, aš neduodu informacijos, bet jeigu paimčiau, pavyzdžiui, koks nors tenai miegmaišis, pažiūrėsim, ką jis darys. Ne? Ir va, produkto aprašymo kūrėjas, nenorite, kad jūsų naktinį miegojimą taptų dar malesni ir veiksesni, taip ir tada. Ir jisai jau parašė, ta prasme, pagal tai, kaip aš instrukciją daviau, tai yra būtent šitoje vietoje jisai sugeneruoja tos dalykus. Dėl to galima pasidaryti kaip, nu, tokius kaip šablonus, būtent ką jisai man padės. Ir realiai tie patys šablonai būtent ir yra šitoje vietoje jau padaryti, pavyzdžiui, čia yra šitie šablonai, kurie ir yra maždaug skirti tam. Ne? Čia yra, pavyzdžiui, keywords everywhere, čia irgi yra šablonai, kuriuos galima pasirinkti, ne? Tai, bet viskas jau maždaug lygiai taip pat padaryta, kad yra tam tikri, pavyzdžiui, prompt template, ne? Please ignore all previous instructions, you're an expert copywriter. Jeigu išversim į lietuvių kalbą, tai pasakys būtent, kad įsivaizduokit, tai vat visi tie template'ai, šablonai ir visos tos instrukcijos lygiai taip pat yra jos padarytos, kad yra tam tikri translates, okay? Ir nepaisykite visų ankstesnių nurodymų, esate profesionalus tekstų kūrėjas, kuris gali parašyti turinį savo balsu ir stiliumi. Prašome parašyti turinį, kurį jums pateiksiu. Prašome parašyti turinį anglų kalba. Įterpkite trumpus ir ilgus sakinius, norėdami padidinti turinio originalumą, naudokite neįprastą terminą, formuokite turinį profesionalius formatu ir nereilaukite savęs, neaiškink, ką darai, parašykite toliau pateiktą turinį. Ne? Ir čia yra tas prompt template'as. Ir jeigu aš paimsiu kokį nors ten, pavyzdžiui, email, sakykime, template'as, ten koks nors follow-up email, lygiai taip pat matot, yra ten previous instructions, žodžiu, viską pamiršk, ką iki šiol buvai, tada, žodžiu, tipo angliškai tik tai, ir tu esi kas tai yra tų klientų aptarnavimo agentas, do not self-reference, reiškia, nepardavinėjai savęs, arba nesakyk apie save, neaiškyk, ką tu darai, tiesiog sakykime. Ir dabar, pavyzdžiui, aš čia customer email, paste the entire customer email here, jeigu žmogus, pavyzdžiui, atsako, ne, tam, pavyzdžiui, aš angliškai parašysiu, bet I didn't get your, ir matot, yra tas write, sako, parašyk 100 žodžių atsakymą į mailą apie šitą klausimą. Ir būtent, kai aš įvedu, tai čia yra lygiai tas programavimas ir kai tam automatizavime lygiai taip pat sakau, kad tiesiog štai dvitaškis, ne, ir kas. Ir čia, pavyzdžiui, čia žmogaus tas kliento elektroninis mailas. Aš, pavyzdžiui, didn't get your product. Ne, aš čia sakau, negavau to produkto. Ir jeigu aš darau taip. Dabar tik tai man neįsikėlė kažkodėl tai. Execute. Pabandome. Šablonas čia turėtų būti, kažkuriam tai turėtų būti įkeltas.
gali būti, kad tiesiog, geriau paprašiau būtų nukopijuota, ne? Tai, pavyzdžiui, jeigu yra naujas, tai tiesiog aš įrašau šičia, nukopijuoju ir jisai man dabar atsakymą tą generuoja. Arba tiesiog klaidą išmetė. Sukurkime naują chatą, įmetame šitą. Ok. Ok, ir čia vat visas e-mailas dabar rašomas yra. Jisai dabar tik tai tvarko dar. Ar jisai generuoja, ar ne? Pabandom dar kartą. Jo, jisai čia šiaip generuoja, bet dabar tiesiog klaida gali būti, kad aš galvoju, ar nebus tik tai išversta į kokią kalbą. Jo, bet parašytas e-mailas, ne? Tai sako, dabar sakykime, parašyk lietuviškai, kad būtų, pasakau, parašyk lietuviškai. Žinoma, aš galiu rašyti, man matot, aš užklausiu ir jisai nesuprato, ko aš klausiu, parašyk e-mail atsakymą lietuvių kalba. Aš parašiau. Gerai. Elektroninį laišką viršuje išversk ir parašyk lietuvių kalbą. Nes kartais jis nesupranta, ko aš iš jo noriu. Gerai. Gaila girdėti, kad negavote mūsų produkto kaip tikėjotės. Prašome užsikeliamą nepatogumą, norėdami jums padėti kuo greičiau, prašome pateikti savo užsakymo numerį ir kitą teikimą informaciją. Tai padės mums išsiaiškinti problemos priežastį ir rasti sprendimą. Būkite tikri, kad esame pasiruošę kuo greičiau jums pritaikyti prekę arba rasti tinkamą sprendimą. Ir dabar lygiai tą patį įsivaizduokit, jeigu aš pasidarau tokį atsakymą gavau, aš iš karto net galiu padaryti, kad automatiškai man e-mailus atrašinėtų. Ir aš būtent kaip tą padariau jau arba parodžiau, kaip jums tas automatizavimas, ir mes vėliau šiek tiek apie tai dar kalbėsime ir padarysime, bet čia buvo tas pavyzdys, kaip tos pačius netgi padaręs su automatizavimus čia. Ir pavyzdžiui, kaip ir sakiau, kad aš turiu pasidaręs tokį dokumentą, kur yra mano idėja, po to sugeneruok man blog turinį, Instagramo tekstą, YouTube aprašymą ar failą. Ne? Tai kaip čia buvo vyno degustavimo vakaras, bet jeigu aš, pavyzdžiui, parašysiu kokį čia man parašyti, pavyzdžiui, gerai, pavyzdžiui, šokoladiniai tortai Vilniuje, ne, pabandome taip. Jo, parašome šokoladiniai tortai Vilniuje ir pažiūrėsim, ką išmes. Ir įsivaizduokite, jeigu ką galima padaryti, tas automatizavimas ir yra, kad čia ChatGPT generuoja. Tai yra sukurta, kad šita idėja būtų paimama iš šito dokumento, tada ChatGPT paverčia, tada ChatGPT įdeda atgal, tiksliau paimama iš ChatGPT ir įdedama atgal čia į blog turinį, Instagramo tekstą, YouTube aprašymą ir tada taip pat sugeneruoja per tą dalį failą. Dabar šitas visas generavimas iš tikrųjų yra labai pigus. Sakyčiau, galim pažiūrėti, aš nieko čia nedarau, beje, viskas čia yra automatiškai sugeneruota. Tai čia tik tai biškai iššoko dabar. Jo, dabar turėtų čia tekstas atsirasti. Ir Instagramo tekstas, YouTube'o tekstas ir taip pat turėtų atsirasti paveikslėlis. Rankos mano nejuda. Čia turėtų atsirasti paveikslėlis, kuris sugeneruotas būtent ką aš įrašiau. Ir mato, čia yra sugeneruota dabar čia su ta pačia daly, sugeneruotas paveikslėlis, viskas. Aš įrašiau tik tai idėją šokoladiniai tortai Vilniuje, blog turinys, Instagram tekstas, YouTube aprašymas, failas, viskas. Tik tai taip, žodžiu, ir visą šitą automatizavimą mes rodome tuose mokymuose yra, kur automatizavimas, kaip jisai vyksta, kaip sudedamas netgi toksai failas, kaip automatinis aprašymas, kaip dėjimas automatinis gali. Ir tikrai pažiūrėkit, nuotrauka tikrai yra kokybiška, aš jeigu netgi paimčiau, atsidaryčiau tą visą failą čia ir paimčiau
Pabandykime taip. Va čia. Štai paveikslėlis. Čia yra sugeneruotas su DALL-E. Dabar klausimas turbūt bus, aišku, kiek kainuoja tai. Ir kainą aš jums galiu pasakyti ir netgi parodyti, kiek kainuoja. Pavyzdžiui, kiek aš esu mokėjęs iš viso už šitą. Pažiūrime, ar aš turiu. Mano yra limitai. Taip. Aš tam tikrus limitus turiu. Turiu, kad 20 mano eurų ir mano billingas, pavyzdžiui, iš viso yra billing history, ne? Aš, pavyzdžiui, kiek esu sugeneravęs, tai įsivaizduokit per kada, pavyzdžiui, pradėta, July, ten tuos visus jums netgi duodamas daugiausiai $3 sugeneravau, nes tai sugeneravo, ta prasme, daug teksto, nors žmonės ten 130 žmonių rašė šituose dokumentuose ir čia vis sudėta yra. Tai šitaip galima automatizuoti ir mes parodysim iš tose mokymuose tiek AI starteris, tiek netgi tam pačiam AI žaliems, AI starteris, tam pilnam pakete, kur buvo 297, 397, 497, visą tai parodome ir sudėliojame. Bet šičia dabar parodysiu jums visą tą esmę, kas yra susijęs su ChatGPT, su kūrimu jų informacijos ir visą tai pamatysite netrukus, kaip juo naudotis.